truputis video apžvalgos apie parduodamą mašiną. Kad mažiau kiltų kam klausimų, kad nereikėtų be reikalo važinėti. Parodau, kaip atrodo mašina šiaip, nors nuotraukose matosi, bet apeinam tai parodysiu. Paskui parodysiu, kas kur dar. Čia matom, jo spoileriukas yra, jisai atsidaro rankiniu būdu, pakelia arba važiuojant nuo 100 ar nuo 120, dabar neatsimenu, jisai atsidaro ir paskui pats užsidaro. Tai va. Ok, pradedame čia. Parkai tai čia jau vienareikšmiškai, apačioj Distroniko, 360 kamera priekinė, grotelės užsidariusios, atsidaro automatiškai, lempos ledinės matricos, iškarpančios. Taip, kas čia? Ant kapoto matau yra akmeniukų pagauta, tokia stipresnė. Čia va dar matau yra akmens irgi pagauta, žodžiu, yra akmeniukų tokių atėjusių, tai čia jau reiktų tvarkytis, jeigu nori, jeigu reikia. Taip, padangos žieminės, vasarinių nėra, padangos žieminės, mėsos dar yra, tai jeigu važiuojat vasarai, tai tikrai drąsiai užteks. Ratlankiai, taip, yra tos korozijos ant ratlankio, bet nežinau, jeigu trukdo, gali persidaryti, kam reikės persidarys, bet šiaip tai viskas gerai su ratlankiais, stabdžių diskai nesenai yra keisti su prieki. Jo, priekiniai yra nesenai keisti, galiniai biški seniau, bet kaladėlės ir diskai pakeisti. Taip, kas toliau? Taip, čia kameros dar priekinės. Tai juostų palaikymo, ne, čia daugiau ženklų stebėjimo, susidūrimui Distronikas, lietaus, žodžiu, atpažinimo ženklų realių laiku. Tokie dalykai iš tos. Veidrodis 3 kamera. Taip, einam toliau. Apie galinius ratlankius. Aišku, padangos skiriasi, gale platesnės padangos, kur yra gale išmatavimai, gale 275 yra padanga, prieki 245. Tai čia jau taip yra, skirtingos. Taks, turim galą, X-drive'as, 4 varomas, čia kamera, taip atsidarom, ką turim. Čia sėdinių atlenkimai galinių. Kablys automatinis, elektrinis, ne automatinis, paspaudžiam. Ir jisai čia visai patogus daiktas yra. Labai patogus ir nereikia žaisti su ranka, kad ištraukinėt. Aišku, nesunku į rankinį būdą ištraukti, bet kai yra elektrinis, Tai va, čia kablio. Taip, ką čia turim? Čia yra dar atsidaro visas tas. Tai čia irgi dar gali prisidėti daiktų. Lieka lemenės ir padangų remontinis, nes nėra kur zapaskės tiesiog originaliai dėti. Taip, čia žodžiu sėdinių šitas, tai sėdinių palenkė ir jos automatiškai sėdinės išeina tiek vieną, tiek kitą. Praktiškai išsilygina, ten išlygintam iki pat galo. Tai vietos tikrai daug pasidaro, šiaip bagažinė nėra maža. Gal kad kai hatchbackas biški tas galas nukirstas, bet tikrai nemaža bagažinė. Tai va, čia uždarom ir užrakinam. Taip, čia tiek. Einam toliau. Šiaip iš tokių apraižymų, tai gal tik ant kapoto yra akmeniukų pagauta. Daugiau tai kažko tokio nieko stipriai nemačiau. Taip, čia. Langai, aišku, berėmiai. Sėdinės jau reikia užlenkti rankiniu būdu. Va. Gale vietos tikrai yra. Juodos lubos. Taip.
priekis, čia taip, kas čia galia. Šildomos sėdynės. Iš galo kaip ir tiek, vietos tikrai yra. Taip, toliau. Muzika, kaip ir rodžiau fotkėse, Harman Kardon. Taip, čia nieko kažko tokio. Na, muziką iš tikrųjų galim biškį pastabdyti. Čia meniu valdymai, tai čia jau reikia individualiai. Čia yra kas poleriuko atidarimas, paskui yra automatinis parkavimas, jinai turi automatinį parkavimą, visai veikia. Čia pasijungimas, sportas, komfortas ir Eco Pro. Priekis sėdynės šildomos. Per čia junginės visi saugos dalykai. Skydelis ledinis. Taip, vaira. Multifunkcinis, vairas šildomas. Vibracijos visos, tai čia kas be ko. Čia kadangi Harman Kardon, tai kolonėlių pridėta visur skambėjimui. Taip, čia kas iš mano pusės, pilna elektrinė sėdynė, šitie šonai prisipučia, ar jie elektrą sutraukia, tai gal pripučia, nes atrodo, kai kompresorius dirba. Tai susiaurina tas, žodžiu, sėdėjimo, balnelis, elektra irgi kilnojasi, sėdynės pilnai vartosi, viskas elektra, čia komforto sėdėjimo. Taip, čia yra irgi USB krovimas, čia yra irgi USB gali įjungti ir bevėlis krovimas. Taip, tada sėdynės memory, šildomas aišku priekinis. Čia šviesų funkcijos, vairas elektrinis pilnai, šildomas, sakiau. Gerai, einam pažiūrėti po 2 kartus rankenėlę, einam po kapotą pažiūrėti, kas ten parodysiu. Aišku, nesenai nuploviau, tai po kapotų irgi biškį apvaliau, bet šiaip nieko tokio ypatingo nedariau. Visas apsaugos likę, biškį plasmasės apvaliau, plasmasės tokios pasiraižė, bet šiaip viskas su juo gerai. Yra nesenai prieš kelias dienas pakeitė tepalus. Tai čia matau, meistrai užkišę yra, ką keitė, ką pylė ir kada reikės keisti. Tai keisti yra prie 155, reiks keisti 165. Aš keičiu jam visą laiką, keisdavau kas 10 000, kad nebūtų problemų. Tai su Mataru jokių problemų nėra. Tai daugiau net nežinau, ką dar apie jį parodyt. Paskui dar galim būtų pažiūrėti, kas iš funkcijų yra. Arba važiuojant. Žodžiu, X-Drive'as veikia, viskas gerai. Parodysiu dar kuro sąnaudas. Bet kuro ten man mieste daugiau 10 nėra valgę. Žiūrint aišku, kaip važiuosi, bet aš nėra, kad labai lėtai važinėčiau. Trasų labai, pagal tokio dydžio mašiną ir svorį mašinos, tai tikrai, nežinau, parodykit man ekonomiškesnę mašiną, kuri turi stokę 235 kW ir sveria biškį virš 2 tonų. Tai gerai, dar einam į vidų, parodysiu. Raktai yra 2, jau 2 raktai. Taip, gerai, užsikurkim. Taip, vairas žemyn, pagal savo. Rašo, kad airbagas išjungtas, nes vaiką vežiojau, tai reikėjo keleivio pusę išjungti airbagą. Paskui kas? Čia, kaip sakiau, režimai ir fotkėse matėsi, kad persijung režimai. Tada kilometražas, kaip ir buvo ten meistrų parašyta, kada keistas tepalas. Ką dar čia tokio? Yra, jisai pats vairuoja. Aišku, reikia čia vairavimo
reikia karts nuo karto visą laiką su ranką paliesti, tai čia jau nieko nepadarysi, nėra visai, kuri pilnai, bet vairuoja, bet trasai bandžiau, viskas gerai, tikrai gaudo linijas, stovi gerai visai, jeigu važiuojant taip ilgoj trasai, tai tiesiog pirštą uždedi ir važiuoja. Tai atstumų pasirinkimas, kad važiuotų pati, iš paskos prisikabinus, pilotas, tai čia kas be ko. Parkavimo, jo, čia va parkavimo yra spaudiau, man atrodo, čia įsijungs kameros, jo, čia trišiam. Tada kablio matymo ta yra funkcija, kad tipo, kai kablys, bet dabar kablys neišstumtas, tai jis persijungia taip. Tai va, kameras gali taip sukintis, šonas, iš kur nori žiūrėti ten. Arba auto, iš priekio dar gali, va taip, gali sukintis. Čia tipo gali taip iš tokio kampo žiūrėti. Taip. Žodžiu, iš visų kampų galima su trišiam žiūrinėtis. Kablio funkcija tikrai patogu, kai privažiuoji prie... pasikabint priekabą. Kas daugiau, parkuojas pati, paskui radija. Dabar rodo 7,6. Oras ratose. Kas dar čia yra? Tai čia tepalai. Jam yra EGR-as pakeistas, krastai keitė, nes buvo atšaukimas. Paskui kas dar? Driving information. Tai dabar 7,8 rodo. O kur ilgalaikės pamatyti jau nebeatsimenu. Jo ant tokio vidutinio greičio. Kas dar? Čia visų, čia labai daug, čia reikia aiškinti čia apie visokias informacijas ir panašiai, tai čia žodžiu, čia kažko tokia navigacija yra, bet navigacija tai standartinė. Aišku, jungi savo Apple CarPlay. Jo, yra pasitik Apple CarPlay, Android Auto nėra. Tai kažkas kaip ir ko naujo užsisakinėjo tik Apple CarPlay. Paskui yra dar čia toks bajeris tarpanėlės. Ne tarpanėlės, čia. Į šitą bardačioką dedasi kvapukas originalus. Ir gali čia nusistatyti ir tada im iš ten kvapą. Ir per orą paduoti kvapą. Irgi visai geras bajeris. Jeigu nenori su kvapukai žaisti čia prisidėti kvapukų, tai gali ten įsipilt skysčio ir tada jis kažkaip nustatai ten ir kas kažkiek laiko tau per oro sistemą paduoda, per ortakius paduoda šitą. Taip, žiūrėk, biškai matosi, čia yra head-upas irgi ant stiklo, tas projektorius, bet kažkaip labai per kamerą sunkiai čia man įrodo. Tai va. Tai nežinau, kad daugiau čia tokio. Daugiau kažko tokio, lubos juodos, sos hujos, diržai pritraukia važiuojant. Nežinau, tik daugiau nelabai yra ką įrodyti. Tai va, ir dar kai nebuvau iš tikrųjų minėjęs, tai jeigu sugalvosit pirkti kas, tai dovanų bus pilnas bakas, saliarkos. Tai saliarkos telpa visai nemažai, man atrodo, 75 litrai, tai bus pilnas bakas, pripilsim, kas jau užsirinksit, tai jeigu sugalvosit pirkti. Aišku, ant šitų veidrodėlių šitie, nesimata, reikia važiuojant, indikatoriai, kad jeigu kas lenkia, tai žodžiu šitie. Kad matytų morkiniai ten, jie reikia važiuojant. Šitą dalyką padaryti.
Tai va, o daugiau nežinau, kaip ir viskas gerai su mašina, tai sėdi ir važiuoji. Jokių papildomų investicijų, tuo labiau, kad dabar tepalai dar pakeisti. Tai dabar 10 000 gali atsipūtęs. Nu, kiekvieno reikalas gali važiuoti. Krastą rekomenduoju važiuoti 30 000. Taip, čia kaip kieno reikalas. Aš keisdavau max 12 000 praeini ir pasikeičiu tepalus ir nebūdavo jokių problemų. Bet jeigu norimasi pasitaupyti dar, tai galim keisti ir 20 000. Nemanau gal, kad kas labai atsitiks, bet jeigu mėgstat pavaikyti, tai gal geriau pasikeisti. Kad nebūtų su problemų su turbinom.